eina Mhm. informacija, kad Taip. bus spynos pakeitimas, ar ne? Kieno Tai vadinasi, pakeitimas? spynos, kai buvo tuose Ai, spynos. namų, dėl namų, tai čia spyna, ką reiškia, jinai reiškia apsauga, Mhm. bet čia liečia visai mūsų šeimai. Mhm. Manau, kad čia irgi susijęs su tuo rudens tokiu sunkiom Mhm. energijom. Ir čia tiesiog galbūt pasąmonė duoda žinoti, kad reikėtų stiprinti apsaugas Mhm. ir ne tik tais eterinėje erdvėje, bet ir fizinėje erdvėje. Mhm. Man kažkaip rodo, va, pavyzdžiui, juoda žvakė labai atmuša negatyvą. Kaip jiems, pavyzdžiui, gali gąsdinti ta juoda spalva, ne? Mhm. Kažkaip atrodo į juodas žvakės. Čia tik jūsų šeimai ar visiems? Daugeliai tai tiktų. Mhm. Daugeliai kažkaip su žvakėm. Nes Ir jas man rodo, deginti, taip? deginti dažnai, deginti. Mhm. Toks yra metodas iš tikrųjų, kai tu paėmi žvakę, ar ne? Mhm. Tu tada nupjauni tos žvakės kitą galą ir ištrauki tą siūlelį žvakės. Mhm. Ir tu taip pat tą intenciją parodai, kad aš tai, kas siunčiama man, atšoksta ir grįžta atgal pas kūrėją. Nes man toks jausmas eina, kad čia labai daug magijos bus labai greitai. Aš tiesiog užuodžiu. Aš matau, žinok, rūkai, šiurpuliai, čia tiek visko dar daug bus. Ir rodo, kad labai reikėtų deginti tas žvakes būtent ir bičių vašku. Aš labai daug turiu bičių vaško žvakių namuose. Dabar žiūrėk, ar yra kažkoks konkretus laikas, kuriuo būtų dabar dienos metu, paros eigoje, kuriuo metu būtų efektyviausia deginti šitas žvakes, va taip kolektyviškai, 3, 2, 1? Man ateina nuo 10 valandos iki 12. Aha, bet jeigu jau miegame tuo laiku, vis tiek uždegti žvakutę galima? Žinai, iš tikrųjų toks eina dalykas, kad tu gali deginti tas žvakes kada tik nori, jeigu ta intencija yra ta pati. Visuotinė intencija, tarkim, apsauga nuo negatyvo, nuo burtų, nuo magijos. Aišku, jeigu ta pati valanda, tai ta intencija sustiprėja, bet jeigu neišeina, tai galima vis tiek, nes ta informacija, man rodo, kad eina, supranti, yra kažkoks tai va, informacinis laukas ir kai yra tas ketinimas, nes eterinėje erdvėje laiko nėra. Teisingai, taip. Intencija pasiekė. Supratau, taip, tada gerai. O dabar žiūrėk, tas tavo namas, ar yra čia svarbu, va, kad jis buvo 5-aukštis, kad gyvenote 4 aukšte, šitie skaičiai yra kažkuom susiję ir kad tai veiksmas buvo Lietuvoje? Ar čia šiaip tik tais detalės sapno, kurios nebuvo pagrindinės? Skaičiai, žinok, yra kažkas yra stipriau, Nes giliau. 4 ir 5 yra skaičius 9 sudėjus. Ar yra kažkas tose skaičiuose užprogramuota, ar žinutė kokia? Yra. Tai dabar nuskaityk, kokia žinutė yra tose skaičiuose 3, 2, 1? Kaip ir tu sakai, numerologiškai sudėjus gaunasi 9 skaičius, kuris reiškia magiją, ne? Magiškas skaičius. Ir žodžiu, va, viskas susiję, uždėti tą spyną apsaugą nuo magijos. Taip, taip, taip. O veiksmų vieta Lietuva, ar yra kažkuom svarbi? Svarbu. Nes jūs... Svarbu, labai svarbu. Nes jūs gyvenate Anglijoje. Taip, taip, taip. Kažkas vyks labai greitų metu. Lietuvoje? Taip. Ar gali nuskaityti, kas vyks 3, 2, 1?
kažkoks chaosas jaučiamas labai, Ar tai yra neramu, artėjantis. ar tai irgi yra rugsėjo mėnuo, nes tai 9 skaičius yra? Taip, nuo rugsėjo čia jau prasidės. Mhm. Greitų metų gal jau dabar prasideda. Mhm. Aš kažkokią tai matau, kažkokią energetika tarsi čiulpiama, traukiama, kažkokia tai tarsi pompa, kažkokia matau virš Lietuvos. Mhm. Kaip aparatą kažkokia tai energija, nežinau, man rodo tie medžiai, labai kažkas su medžiais susiję, traukiama jų esencija. Ar čia susijęs su medžių kirtimu, ar su gyvų medžių energetikos ištraukimu? Ir tas, ir tas. Mhm. Labai reikia, žinai, gelbėti Lietuvos miškus, nes kažkaip labai smarkiai jie nusiteikia. Ai, kažkaip grynai miškus, rodo, aš sakau. Mhm. Pakvieskime iš karto šviesos karius į pagalbą tą visą pompą nuimti ir pastiprinti medžius. 3, 2, 1. Aš pakviečiau druidus, šamanus, fėjas, Kolektyviškai visus Lietuvos protėvius visus kviečiu. šviesus. Nutraukiam mes tą, kažkaip atjungiam tą aparatą kažkokį tai. Kažkaip Mhm. manipulacijos vyksta, kažkokios gudrystės, kažkas yra nepasakoma, kažkas Mhm. daroma slapta nuo žmonių, žmonės nemato, Mhm. kažkas su medžiais labai susiję. Gerai, dedame apsaugas labai stiprias. Kolektyviškai Labai pasiunčiam greitai aš žinutę žmonėms, kad būtų budrus, kad nemiegotų. matau, kad druidai kažkaip labai jau taip sunerimę yra, žinok. Mhm. Kažkoks disbalansas jaučiamas. Žinau, kad dabar visi, aš nežinau, kaip pas jūs Anglijoje ar kitose šalyse, bet Lietuvoje, bent jau aš pat iš savęs pastebėjau rugsėjį, migdymą. Aš labai noriu miego dienos metu. Labai kažkoksai migdymas jaučiasi. Taip. Ir Anglijai pažiūrėsim, kas čia vyks, nes Anglijai iš viso nežinau. Matau kažkokius, žinok, kaip druidai deda kažkokias apsaugas, Mhm. įdeda tos medžius į tokias apsauginės kapsules tarsi. Mhm. Kad neišsiurbtų esencijos iš medžio. Na, tai buvo toks irgi metas, kai medžiai Mhm. į lapai krenta, ar ne, jie ruošiasi tokiam gilesniam miegui, nes pavasarį vėlgi kažkaip ta Mhm. kitokia gyvybė. Ir tas oras, visas tas slėgis jaučiamas rudenį, prasideda toks migdymas, ane. Bet čia, žinok, man eina manipuliacijos, orų manipuliacijos, man tokie žodžiai skamba. Mhm. Kad žmonės būtų tokie vangus, Taip be neturėtų. energijos. Tai čia yra jų irgi vienas iš tų planų. Mhm. Migdyti gamtą, migdyti žmones. Nes orai šiaip tai dar tokie smagus yra pas mumis, geri orai. Tai labai geri orai palyginus. Dar vasara pas mus. Lenkia Angliją, nes anksčiau aš atsimenu rugsėjais čia ant tiek, pat aš sakau, su trumpom rankovėm Anglijoje vaikščiodavo tokiu laiku. Mhm. Dabar jau striukes mes išsitraukę esame Lietuvoje, palyginus labai gerai. Mes dar maudomės. Nu, tai čia, žinau, kažkas su orais irgi darom. Mhm. Leisiuosi. Gerai.
Tai reikia tada mums pagalbos irgi, kad tuos orus, tas manipuliacijas dabar atjungti, tuos jų aparatus. Aš matau, šviesuoliai kažkokius hakerius iškvietė, kad atjungtą. Šiaip vat tas aparacijų yra daugiau. Yra daugiau. Ne vien tik iš Lietuvos. Net nebejoju, tai visus pasauliniu, visų to globaliu mastu tos aparatus reikia atjungti. 3, 2, 1, atjungiam. Aš girdžiu tokį garsą. Žinai, kaip atsijungt? Nematau veiksmo, negaliu įžvelgti, kaip jie ten ką daro, bet aš tiesiog girdžiu, kad aš matau, kaip dangus šviesėja, jaučiu. Labai gerai. Dėkojam. Ar yra dar kažkas, ką turime pažiūrėti? Dabar dėl to sapno, tai Dėl to sapno, dar kažkas yra, dar kažkokia informacija tavo šeimai, tau? ne, daug nieko nenuskaitau. Supratau. Tai tada galime uždaryti šį klausimą. Tai gerai, tada uždarau. Ir aš išjungiu dabar įrašo testum.